Labą dieną, labą rytą, labą vakarą. Kavos Gerbėjai. prijautėjai, neabejingi kavai žmonės. Tai mes dabar po tam tikro ilgesnio laiko vėl grįžtam prie ištakų, prie degustavimo kavos, Nes nes artėja joninės. Nes artėja mūsų kaip ir plano pagrindinė atomazga skrudykla. tai tam reikalui mums reikės žalių kavos pupelių ir iš ten, kur galėsim pirkti žalias kavos pupeles, atsiunčiam mėginukų pasibandyti Jo, krudintų. kol kas neturim skrudyklos, tai savo asortimentui norim atsirinkti, Taip. su kokiom kavom pradėsim. Kokios čia būtų įdomiausias ir labiausiai mum patinkančios ir galėtų ir jum patikti. Tai va, tai dabar ką, pirmas etapas, neužgaiškim čia į naktį, nes po to vaikščiosim atsimerkę. Tai ką, pirma Edita susirašys pavadinimus, kad būtų lengviau mums čia viską dokumentuoti. Ir aš po to susitversiu. Tai taip ir išsidėlioti, taip gal. Ar užvarstu. Ruanda. Prašau man leisti nusirašyti. O tą burbonų užsirašyti ar ne? Galit gal labiau natural užsirašyti. Tą užsirašiau. Pasisversim po 12 gramų kavos ir po to užpilsim po 200 ml vandens. Kažkai sausainis kvepia. O ne? Čia taip paskrudinamom, sakyčiau, šviesiai, bet gerai. Šiaip, kaip čia sakyti, rūšinės kavos pasaulyje šviesiai skrudinta kava yra labiau vertinama. Jo, kuo aukštesnis reitingas, tuo jinai savo šviesiam skrudinime daugiau natų atskleis, dėl kurių buvo aukštai įvertinta. Tai, o tamsiai suskrudinta jinai jau praras savo. Čia dažniausiai apie vaisiškumą kalbam. Tai viskas čia gerai, taip. Peru puošti. Mes norim turėti ir gerai pažįstamų skonių. Tai Peru ir Brazilija, kuriuose dominuoja šokoladas riešutai. Tokių kvapų mes jau esam matę. Riešučiukais. Aš galvoju, gal tada iš tų išragautų kažkurių buvo. Kažkada žinau, kad viena kava labai labai riešutiška buvo. Biškai čia taip. Porą gramiukų, miligramiukų. Nieka tokį. Guatemala naturala. Naturali guatemalytė. Čia tokia spalva tokia pieniško čokolado. Dabar pasakydavau. Ypač, šiaip ne visas pupelės, jos ne visos, negali spręsti jo palei kvapą, kokią išdavą duos pas užplikius. Biškį daug. Nežinau. Brahil. Visai čia gerai filmuoja mums iš šono. Katukai. Katukai. Šitą Brahil, kiek rinkose aš ieškojau. Bet čia ne tokia kaip mūsų. Gan panaši šiaip. Gan smarkiai panaši. Dėkit pausti. Tokios pupelės. Mažiukės. Mažiukės. Irgi pieninis šokoladas, žinai. Daug Brazilijos rinkoje aš sutinku komercinės, nes populiaru yra labai ir mes ieškom biškį rimtesnės. Čia gal metai, čia numeris. Čia 71 metai gal net. 1971 metų popos. Gamybos. Čia tokios didelės popelės Hondūro, skaityk, vis tiek Centrinė Amerika. Kiek žmonės gali įvairių akcentų prisiklausyti mūsų video bežiūrėdami. Kvepia visos panašiai, visos gerai.
Byla gera byla. Bam. Estetika. Turim ir daugiau samplų testeriukų atsisiuntę iš kitų. Tai lauks dar jūsų. Jo, bandysim Šitą ten iš dabar, kur kontrabą. turim, tai iš tų net nebandėsim, žiūrėsim, ką ten, kaip ten. Mes vis ieškom naujų vietų. Siūliobelė, kaip skambinti, prieš Keniją, Washington. Oho. Aš noriu oho irgi. Kenija turėtų būti vaisiška kava. Kaip kvep afrikiška. vaisiais. Kvep kaip ta. Nu, čia juokingai labai nepasakiau. Galiu pasakyti, jūs tik iškirpsit. Kvep kaip tavo didelį. Iškirpsiu jau. Ne taip suprast. Todėl pasakiau, kad reiks iškirpti. Ir galėsi dabar pagrindinį tą iškirpti, galėsi. O palikti tik tai, kad ne taip supras žmonės. Ir net nepasakyt, ką pasakėm. Labai skaniai kvepia. Aš manau, kad šitą puodelį pasirinksiu kavos gert. Ką mes primityvaukai savo susimalsime štai su padargu. Ponas padargas. Pasireguliuojam. Reikia apšvietimą šiek tiek. Čia kad nėra. Nėra, bet prasivalyti gal reikėtų biškį. Taip prisidulkina jisai. Vandens nenaudojam maldami. Ne, todėl, kad Švieži kava. alyvos pupelės. Švieži kava. Šviežia ar švieži. Šviežiai skrudinta. Žvairi. Oška. Ar žvairė? Kad čia aš paspaudžiu kažką? Ne. Ne. Tai plius minus okei. Ponas, o to apačiai išvalė? Tikrai. Vyko. Čia bus triukšmas, kai mals, tai galim nekalbėti. Gali klausytas užsikimšt. Ne. Ir. Kaip stipriai kvepia. Nefokusuoji tavo. Stendžių reikia, mes čia šuoninis filmavimus daug filmavimo. Tau labai prastai kažkaip fokusuoji. Atsiprašau. Senas telefonas. Oi. Aš nesu reklamos auka. Aš irgi nesu. Bilis skambin. Bili rašo SMS-ą. Bili žmona gal paskambinti. Prisijung prie Facebook'o. Sveiki. Rūkštėlės kiek? Nu, bus įdomu. Intensyvu. Čia jau tokių bus įdomesnių. Mama pieną turbūt nesiperodam. Mama pieną. Nu, su separatorium kaime, ne? Net neįsivaizduoju, kas tas yra. Nu. O čia pieniniai kažkokie tai pieniniai. O Dieve, akis prisipučiau. Brail. Nebematau. Teisys Brasil. Man akyse kava. Tai ką noriu pasakyti, kad su separatorium būdavo garsas taip ausidai. Nu, žodžiu. Kaimo paneriai. Nu. Na, šitos norėsiu. Jūs nepradėkit malt anksčiau laiko. Lakstau. Nu, jo. Baisiai. Prašom, ostat. Kiek rūkštelės, kiek kažkam. Nu, iš kvapo, tai atrodo kaip braškim man. Taip. Užsikaisim prikaistuvį ir sklidina vandenį. Kad šaudytų. Žmona. Vėl kažkaip keista. Va čia nebandysim. Neužteks? Iš 2 kartų. Nieka, skaičiuosim atskirai laiką tiesiog. Pusę ant pusės. O tų kavos irgi apdirbimo būdų, kaip čia ne kavos pupelių apdirbimo būdų yra labai įvairių. Čia pagrindiniai turbūt būtų natural, wash, honey. Nu, jo. Ir yra dar daugybė visokiausių. Pač Kolumbijoje ten jie eksperimentuotojai didelį, bet jo, čia pagrindė
Pagrindė tie, ne. Taip. Taip. Tai mes jau kai skrudinsim, tai savo kailių daugiau įvertinsim ir už skrudinimo sudėtingumo, kai pasiduoda pupelės, kokios natos iš tikrųjų dominuoja, dabar daug kas yra teoriniai plotmėj. Taip, ir kiek sudėtinga vieno ar kito dirbimo tos kavos skrudinti. Ir tą išmėginsim, to labai laukiam. Aš labai padarim. Tai va. Labai gert, man. Aš? Nes. 200 ml vandenę. Yra toks juokas, kad neseniai prisivalgiau anyžinių guminukų, tai šiek tiek negerai. Gal alergija tau? Anyžinai savo alergijų? Nežinau, čia buvo tas plauti. Na, aš irgi iš to geriu, bet vienas buvo plauti. Nu, abu geri vandenis. O jau plovė kalas? Tai nebuvo šiltas čia. Nu, čia nebuvo. Tai Dabar šilta nepapilė. pripyliau iš anksčiau, dabar jau nebešiltas. Atšalia. Karštą, taip nuleis gerai. Kai žmogus atrodo, kai dėjęs. Tai čia šalta pripylė. Tai čia jau geriam iš to, tai ir gerisim toliau, o čia pripilsiu Tai koks skirtumas. Nu, tvarka turi būti. Aliuminis prikaistuvis labai greit sureaguoji, nukelia nuo ugnies bypt. Turim tarp kitko parduotuvį. Tik mažesnį. Tik mažesnį. Labai greit atvies, palauksime iki minutės. 7,5. 8. Įsisipinė. 9,5. 9,5. 30. Nu, Netaškykim. 200. Sukamuisiais judesiais įpilam 200. O kitus? Gerai, gražiai nukelkime. Žydėjimas prasideda šitam. Šitam prasidės tik tai tuoj. Nu, skirtingai sveriu. Į podžiuką. Bam. Nebus jokinga, kad bus žmona dinginėjus kadruose. Pilam nuo vidurio, iššovus ir vėl į vidurį. Bim, užliejam tyras sečius. O čia miški toks kapučiun šalmis. Ir sustosim, manau, prisipilti Ar būtų vandens. 3 p. Jo, ir dabar. Nu, dabar laiks pradėjo eiti, 4 minutės tom. O mes papildysim čia do vandens. Kažin karštą pilti. Taip. Ne, bet šiaip jis nebegyvs, nu. Tai va. Spaudžiam, burbuliuojam. Upsi, upsi. Hops, 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 hops. Taip. O šitai irgi dar iš tokių žinių pasidalinimo, tai tas žydėjimas reiškia gerą dalyką. Jo, pavasarį. Ja. Kai, nu, Reiškia, kad gyva kava. negalvojau, tipo, kažkada jau apie tai kalbėjom prieš metus laiką, tai va, tai gerai būtų. Naujų sekėjų atėjo per to vis tiek, tai kava užsikonservuoja ir viduj savo ramiai čia vystosi. Taip. O mes ten nuimsim to grybuko nuo viršaus, to jinai plikysis, vystysis. Taip. Ir kažkur neseniai girdėjau ir mes kaip ir palaikom šitą, ne kaip ir palaikom šitą mintį, kad, kaip matau, čia realiai paprastas, standartinis kavos Naminis būdas ir kad jis nėra kažkoks gėdingas ir kad irgi jį palaikom. Ta prasme, kad gerti tiesiog užsiplikęs susimalus kavą yra puikus būdas gerti ją. Svarbu tik tai, ką ir mes padarysim, kad čia, aišku, per tą čirčianimo mažai kas čia bus nugirsta. Viskas girdėsis puikiai. Bet Vienas. esmė, kad neperlaikyti jos žydėjimo fazėj. Ten 10 minučių žmonės palieka ir, ta prasme, neperlaikyti, reiškia laikyti 4 minutės, prasimaišyti ir tada leisti atviesti į kavą. Arba kai kada žmonės daro, tai tiesiog įpila ant tirščių ir iškart išmaišo. Tai tada irgi nelabai gerai, nes iškart nutrauksi tą procesą likimuose. Tai va, tai šiek tiek palaikykit iš akies bent tą grybuką 3-4 minutės, tada išmaišykit, atvies ir gerkit. Balsas iš užkadrės.
Jeigu per ilgai laikysit, prisikaups labai didelis kiekis kofeino. Ir apkars kava labai išplės akis apkartimas. Jo, nuo tokio podėlio, jo. Ai, tokiam podėlyje bus. Po to žmonės sako, aš nebegeriu kavos, o kodėl nebegeriu? Nu, vat išgeriu va tokį vieną Širdis Jo. kalatojas ir visa kita. 1,5 litro ir 15 minučių palikta grybauti podėlį ir po to. Taip, nes dabar skaičių neatsimenu tiksliau, bet tokiam podėlį jau labai daug Taip, kofeino. kartais, išauga kartais. Taip, nes nuo kontakto kavos su vandeniu tas ir... Kofeinas vystas, tai. Kągi, jau čia 4 minutės. Bam, tai jo, tada. Ką darom, Čia ką darom? patingai padaryti dabar. Tai aš tas galiu gal išpilt. Nu, Ar aš sugebėsiu? Tai sugebėsit. Nunulinti reikia. Jo, tai- čia paspauskit. Bam, nu ir stebėkit. Iki viršaus realiai čia yra 200 ml. Žiedelių reikia pilt. Kuris šitas buvo suodinasis nuplauti. Palaukti. Tai 3 podurį išmesti. Vieną. Oi. Tai šiek tiek per daug nieko tokio. Niekas nepyks. Niekas nepyksta dėl to. Kaip sakai, tai podėlį. Pamiršau, visai kaip nuiminėti. Va, tai prašau. Prašau. Aš ten kažką uostydavo dar. Jo, biški metai laiko nuo praktikos. Tai paėmam iš už kraštų kryželę ir viską taip sugrėbėm. Ei. Ja, nusinulim. Pakentėkit biški. Štai turiu kantrybę. Pauostykit pirmo aromato. Gali nustebinti. Galit pajust, ko nesat jūte. Ai, nu tai dabar kai 8 bus. 8-5. Popieriuką. Čia atplėškit. Eizorė. Laiko nenuspauskit, prašau, maldauju. Nu, va, tai tos kavytės savo dar turėtų vėsti 6 minutės. Nu, iš viso 10 minučių procesas. Tai nekalbant apie malimą, bet kai jau susaličiauja su vandeniu tirščiai, Va, jau 10 minučių. kiek kvapų čia dabar pas mumis. Kad net noris langą atsidaryti. Ja, šiaip šiandien visai šilta diena, tai uždarytais langais gal stengiamas, kad garsas kuo geresnis būtų jums. Akustika. Ai, teisingai, o atrakinę tas kavas, kodėl irgi neišmaišom, tai palei kapingo taisyklės, kad nesukeltume apačioje esančių drumzlių į viršų, tai žodžiu, paliktume patį natūraliausią prisiplikimą, kokį tai galim. Ta prasme, nepakelti tirščių į viršų, nesugadinti degustacijos. Taip. Kada norėtum papasakoti žmonėms? Apie kavas, kad būna visko. Viską. Kad ir per degustacijas ir liežuvius nusiplikom. Ir kad ten šaukštą įmerkiam. Ja. Būna visko, būna šito mūsų kelių ir nuotaikėlių visokių ir minčių visokių. O ką? Spiriam savo šiknonį ir einam priekį. Aleksandras spiria man. Aš spiriu Aleksandrai. Jisai paspiria mum abiem. Iki priekiai. Ir visi lekia priekin. Darykite taip ir jūs. Ja. Liko pusę minutės. O jeigu gerai seksis spardyti, tai gal išauksit ir futbolistą kokį. Taip. Arba kur čia dar praverstų. Taikvandistą. Gerai spardytojai, kur praverstum. Ja. Tie yra, galėtų kokio Ispanijoje, Italijoje vienus trypt. Tai taip, nespardyti. Nu, bet jau kojos miklios. Ja. Kur dar kojos svarbu. Spardyti, kad ten spardyti debesis, gali spardyti. Oi, Oi, užsišnekėjom, na. oi. Oi, apie debesis. Oi. Ja, kažkas. Per daug neįtakos rezultatų. Taip, nes tik kelios sekundės tam praėjo, ne. Nėra čia vietos prisiriesti. Ir kvarėstis.
O ar būna kartais, Aleksandrai, kad nosį įmerkite? Ne, nepasitaikė dar labai atsargiai. Aš prie karščio su nosim einu. Kaip man. Nieko Normalų nesakysiu. turiu savisaugos instinktą. Nežinau, nesuprantu kažkaip tokių labai didelių čia skirtumų. Nu, reikia pažastį pasiuostyti arba plaukus. Ne, tačiau staikiusi su tai kaip yra. Man ant plauko pramušo kažkaip tais. Labai. Na, ta tokia jo. Išskirtinė? Išskirtinė. Kiek 4 minutės dama? Jo. Tai O 12 už su puse. 2 šitas jau galės ragauti. O ne. O ne, o ne. Bus įdomu. Ragausim, šliurpsim, čepsėsim kaip paršeliai. Jo, aš Ir kiekvienas rašysim savo. Labai vietos kažkaip galiu mažai paliksim. papasakoti, kodėl reikia šliurpti. Nu, papasakok. Tai tu papasakok. Man papasakok. Šliurpti reikia, kad su kuo daugiau kavos aptaškytumėt kuo daugiau savo liežuvio receptorių. Ir šliurpdami, kad kvepiat ir per nosį, ir per liežuvį, per liežuvį nekvepiat, bet aptaškot. Ir kad ir užuost, ir burnoj pajaust, ir daugiau to, nes geri visi tie kavų ragautojai Ir per visas ertmes turi įtraukti kvapus. Taip, nes Tik turi tai pajaust. gavuosi skysčio nereik traukti. Kvapo. Kvapo tik tai. Tai kaip bus 10,5 jau tas galim gerti, 12,5 tas. Žodžiu, tas pradėsim gerti, tas jau gersim. Manau, kad tai bus. Labai, labai logiškai. Okay. Aš labai noriu, kad man šitas kos padelis patiktų. Mhm. Einu pasižiūrėti, ar jis matosi iš. Kažkas mato. Podiūtis kavos. Nežinau, kiek gerai tas čia apšvietams, ar išimtų palikti. Ai, nežinau. Jau kad buvo, tai tegu būna. Tas švietį galim ragauti. No, Kando. kando podiūtis. Jis kaip visada pirmasis. Išplautas šaukštas jums. Man Arba šitas O jau nežinau. nešvartas. Ne, tie abu jų tokie Oi, išplautas. Neblogai Na, taip. paplauti. jūs kaip visada pirmasis rašysit. Ką čia turim? Wenda Natural. O, Su manim, Ruandos nesitikėjai. su manim tai visada būna juokas, kad aš per daug. Reikia šliurpti išmokti per naują. Nu tai va, aš norėjau pasakyti, aš per daug iš šaukštelio prisipilu ir tada skęstu. Mhm. Kažką susidarėt įspūdį? Wow. Tai rašykitės, wow. Ruanda. Nu, iš to jau daug čia informacijos reikia gauti. Man patiko. Norėčiau paletę nusiplauti. Aš Už aukštą, kad žinai. šaukštą čia. Visą. Labai trioškų, kavai, trioškų. Peru. Mhm. Panašu į mūsų peru. Jo. Tarp kitko. Kažkodėl panašiai. O, kur čia ta peru? Čia. Tokia labai pažįstama kava, bet tikrai nebloga. Iš kur geriam, iš ten geriam. Man reikia nusiplauti visada. Mhm. Aš jau žadėjau šito gerti. Guatemala. Čia mes suskaitysim kažką. Šiaip labai sunku, nerandu apibūdinimų. Atkurat. Epitetų ieškojime. Ir man Kažkaip, savai žodžiais natūraliai, kad po to patys suprastume, ką jau. Nu, bet aš tik ko nesuprantu, man tai toks jausmas, nu, aš suprantu, kad jos tikrai ne visas karčias, bet
Mano skonio receptą, man atrodo, viskas kartu belio. Nu, vaisiškų kol kas čia neparagavom. Labai jau tokį, nu, Gvatemala iš vis labai Aziją priminė. Good old Brazil. Panašiai mūsiški. Nu, mūsų geresnė gal. Biški. Kodėl aš tiek daug prisisėmiau? Gyvenimą reikia pilnom saujam semti. Kaip tą darei? 4 pratimą iš pratybų gali pasakyti? Ne. Pas tavai kuris testas A arba C. Ora! Negali taip sakyti. Valio! Aš taip galvoju, kad taip bus. Čia lašelį tą nuvalyk, nu. Aha. Dabar biškai taip už pakaliuką aš padėsiu. Nu, ne, aš padėsiu. Nu, tu padėk patariuką ant žemės, aš už pakaliuką padėsiu. O C? Prašau. Dar gali ragavo. kas čia yra? Horundis. Hondursas. Hondurasas. 6 kavas per vieną sesiją. Po 3 labai palėtė susijaukus. Man tai reikia daug vandens gert, kad man suplauk palėtė, da parduotų, jeigu nesupratai, žinai. Šils vanduo. Nu, negali būti. Labai šiltas ir šiek tiek tik. Nu toks. Liaugsnas. Aš prie to neprisidėjau. Nežinau, ką reiškia. Liaugsnas. Silpna. Ai, tada ne. Drungnas. Drungnas. Jaučiu, tikri degustuotojai žiūri mumis juokės, bet Mes juokėmės jums atgal. mes juokėmės kiekvieną dieną. Gerai, dabar man šitą įdomiausia, tai kaip reikia tą paletę paruošti, kad Tai aš jau viskas pasiruošęs. man kaip savo paletę reikia paruošti, vis tai už savo paletę daryti. Ir jie nešališkai, jeigu jums gerą įspūdį padarė, tik iš išvaizdos jūs labai žiūrėkite, kaip sakyti, kritiškai. Informacija gauta. Pip, pup. Tai ką? Tai ką, susidėjom info, reikia pagalvoti apie ją. Reikia vandens atsigauti. Tikrai kandidatų čia yra, mano galva, pora. Bet iš karto, nežinau, pasidalinti, nepasidalinti, jeigu ką iškreipsiu šitą info, kad kai pradėsim skrudint, ką suprantam, kad, žodžiu, turim tokią dvejonę, nes rūšinių kavų yra visokių skonių, yra labai įdomių, yra su vaisinė rūgštele. Yra su askorbo rūgštele. Nu, yra jo. Yra tų riešutinių, yra labai karčių. Ir faktas, kad turėsim kažkokių ar kažkokią tą rūgštelesnę, bet ko mes bijom, kad kaip jūs žmonės reaguojat, priimat tas kavas, nes Ar jūs ieškot apskritai tokios kavos? Nes šiaip dauguma, kaip sakyti, nuomonių, kiek esame išgirdę ir bandymų, tai niekas nenori tokių kavų. Apart tų, kurie nori, bet tokių klientų mes labai, kol kas bent jau ar mūsų nesuranda. sakykime, tai Taip, ir kitas dalykas, ką aš irgi norėjau dar kartą paminėti, kad iš kur kavoje atsiranda tas visiškumas, tai kad atsiminkim, jog kavos pupelė yra iš tikrųjų kavos vaisiaus kauliukas. Uoga, taip, uogos kauliukas. Ir kad iš tos uogos į kauliuką skonį ir susirenka. Ir kad, kaip nesakom, kad obuolys per rūgštus, ar ten kokia braiškė, kad per rūgšti, tai ta rūgštelė ir vaisiškumas iš ten ir ateina. ne, bet vieniems patinka krakmolingi obuoliai, saldus, Taip, kitiems patinka traškus. taip, tai čia jau skonio reikalas ir Kiek neįprastai yra, jo
Ir mums buvo pradžioje tikrai. Susipažinti, suprast, kad čia yra kokybės, kaip čia sakyt, gal net Vaisiškumas, nesuprast, jo. bet atskirt, kad kur yra kokybės rūgštelė, vaisiškumas, ne jūsų skrandžio rūgštis sukilusi. Ir kofeino nelyginkit su kartumu, su tuo, kad tamsi kava Tai daug kofeino bus. labiau jūs pažadins, o, sakykime, šitoj kavoj mes jau čia tokie biškiai apie pezę sėdėm stovim. Tai nepaisant, aišku, kaip čia, kuo daugiau kavos sumalsė, ten, jeigu sakytų, o kaip tirpė, ne tai tirpė, ten yra koncentruota, robusta, ten kitaip yra, bet esmė, kad jeigu, kaip sakyti, lengvumas kavos nesumažins jūsų atsibudimo. Tai pirli tratata, grįžtam prie skonio natų. Visai šnekėsim apie tai. Nežinau. Galim. Ar čia, aš nežinau. Galim. Ai, taip darydam, teisingai. Tai vis tiek, visi savi. Galim pašnekėti. Tad kaip mums čia tos skonio natos kavų? Taip, Onda, ne? Taip. Pirmukė. Aš suskaitau. Jo, man šiaip labai patiko ta kava, labiau negu kai kurios kitos. Tai jo, labai jautas degintas saldumas, tai toj karamelizacijos fazėje gal, šiaip šviesiai paskrudinta kava, bet labai toks jausmas, kad jau po friskako ten normaliai palaikyta, tai gaus toks deginta biskvito, nežinau kaip natos, kartumas su saldumu, toks man šokolado, aišku, ten jautės. O aš pasirašiau deginti riešutai, juodas šokoladas, man karti labai buvo, bet čia sakau, aš biškutė su truputėlį susijaudinus dėl savo susirūpinus kartumo, man viskas kartu. Žodžiu, čia nesvarbu. Atskirai nemėgstat būti, viskas kartu. Viskas kartu. Ir pasirašiau, kad šiek tiek rūgštelės man iš kažkur jutas. Šiaip tas toks mažytė užuomina tokia. Šiaip man tai jo visai, man patiko. Tai Aleksandras šitą padutį ir išgerus. Jo, šiaip yra biški vaisiškumą tokia pirmoji eilė, bet toks atėjo ir išėjo. Kaip mandagus svečias. Gera kam. Tada Peru. Peru. Antroji kava mūsų. Deginti riešutai, bet silpnesnė, sakykim, versija man smarkiai silpnesnė. Gal net nesakyčiau tos kavos, bet irgi jautės Peru riešutai. Labai standartiška tokia gražios pupelės. Priminė, sakykime, mūsų gan smarkiai Peru kavą. Tai su tokia neprašausi ir, kaip sakyti, nebūtų arbata, kad tokia turėtume pas savį tikrai. Aš pasirašiau švelniai karti ir ką toliau pasirašiau? Peniškas š. Gerai pasirašiau. Gal pieniškas š. Trečia kava. Gvatemala. Prisilenkti. Čia mes prie... Aliusa priminė. Ko tavo Aliusa priminė? Priminė. Atsasa? Ausa? Auca? Aksa? Alca? Akira, ne. Akira. Ne, bet nerašiau. Acta? Antra. Tai Peru gal priminė antrą. Čia na. Nelabai man, nežinau, ta prasme, nepadarė įspūdžio, aš kai omeny, kad... Man tai kakava, kažkoks vaisius, įdomi keista. Pala. O dabar. Gal reikia biškai ilgiau palangų per karštą geriam. Dabar kokių kvapų atsiradę. Biškai, 10 minučių gal biškai mažai. Aš šiaip irgi, kaip ir vienam video sakėm, karštos kavos tai išvis negerkit, nes nejusit nei tuo metu skonio, nei. Dabar jūs laikas kita. Kartoka, aišku, kažkaip tai labai papuo kavą priminė. Bet jo, kažkokį vaisių irgi dabar atradinėjau. Nes nerūgštelė. Vyšnės kauliukas, gal net taip į Migdolus biškį neš. Kauliukas, koks skonis kauliukas? Migdolų, ten cianits, tai... Tada negali vyšnės kauliukų
Ririnėt, nežinau, iš vaikystės. Nežinau, kad seniai, bet iš kur, kaip čia palygini skonį kauliuko. Nu, nesi prakandęs netyčia vyšnios. Man duodavo uogų, aš galėdavau nevalgyti kaulų. Nu, bet netyčia, nesi niekada valgai vyšnę. Tai biški, bet į dantis tiek sureaguoji, kad neapsimok. Nu, bet skonis jau ateini burną. Galim pasirašyti prie skonio natų cianidas. Prašau. Ant pakuotės cianidas, Cyclone B ir kas ten. Na, bet nelabai mantri dabar jau keičiasi, ne? Nu, 4. Nu, Brazil. Švelniai, tiesiog pasirašiau, nes, nu, jo, riešutai šokoladas. Lazdyno riešutai, pieniškas šokoladas. Ja. Aš taip dabar dėsiu. Brailija. Turėtų Oi, kaip kaip prieš tais. Nu. Viso ko pagrindas Brazilija. Taip. Švelni, pažįstama, labai tinkama pieniškiam visokiam gėrimam. Tinkama house blendam, itališkos kavos mišiniui labai tinka. Taip. Tada 4. Laiktų, kaip jaučiat, būna riešučiukai. Kažkokie labai jokingi, mano pasakymai šiandien. Atrodo, kad būčiau suvalgius pienišką šokoladą su riešutais. Į sriubos atsigėriau. Labai jokingi pidungus įdėmų. Nu, jo, pažįstama iki negaliu. Tada honduriukas. Juos, man tai labai kartą dabar įdomu paragauti. O dabar antras užėjimą. Aš jau tokius paprastus gėrimus darau, labai su to šaukštinu. Aš bijau nuskęs. Kvaps gėlių kažkokiu man. Kokį kvepalą sustičiau. Miškai yra tokia. Iš kažkur. Makšik 5. Galvoju, ką kitą žodį sakys. Būdai, bet ten gal losijons kažkoks. Ir Tele 396 metų televiziniai reklamoje. Tokie duoni. Kaip pradžioj man buvo labai karti, dabar nebėra karti ir tokia... Labai okupuojanti visą burną toks kartoka. Tai glit atrodo kažkodėl tokia tekstūra pasidarė pačią gėrimą. Taip labai gomurių užimanti. Nu, įdomus toksai mėtų kažkoks tai kvaps kažkodėl. Toks pirmi įspūdžiai, kai užėjai į prieškambarį tą kavą, tai daugiau intrigos, bet taip nurinė ir toks. Ir viską. O kai jau salionė užmiega, tai neypatingas draugas. Taip. Jo. Kenija. Ir ta tokia. Įdomiausia. Kava X. Kenija. Nu, man karamelinis obuolys, tas toksai saldaininis. O man tai juokas, kad visada su tom vaisiškesnėm kavom, kad rūgštynių sriuba toksai. Gali visą laiką pritempti prie to. Obuoliuks. Ir pasirašiau dar tokį sakinį. Kodėl man viskas kartu? Pabūkite atskirai kažkiek. Jeigu taip slėgi. Nu, kartu, jo, šiaip kartumas toks, iš pradžių gauni daug obuolių, po to ant galo toksai agresyvus, nežinau, Bet kaip? paracetamolinis. Nu, ant gomurė, pam. Nu, kaip kažkas iš pažįstamų yra sakęs, sako, kava turi būti karti. Ja, nu, faktas. Nu, esam gėrę tokių, kur iš visą su kartumu su kava net nesusietum. Taip, kur ten jau aukštos atsą. Visiškai kažkaip tiesiog šilti kompotėliai tokie tamsus. Skanūs, aišku. Įdomus labai šviesus skrudinimas ir įdomios fermentacijos, tai ten tokie braškiniai dalykai. Tarsi. Tai apibendrinant. Nu, tai galvoti. Ne, aš taip. Apibendrinant, įdomu visada paragaut kažkokių įdomybių, naujienų, nes jau prie savo kavų esam pripratę ir įdomu pamanyti kažką naujo. Ir kad toks mūsų kelias, ieškom, žiūrim, domimės, ruošiamės tolesniem etapam.
Tikrai taip, niekur nedingstam. Bus visokio kontento įdomesnio. Keliaujam tik į priekį. Ir čia dar vis laik reikia per kablelį kažkaip pabaigėt. Tai, Ir šiandien aš, tai šiandien, visi epitetai pasaulyje išsakyti. šiandien gal ne visai tokia kalbinga mum diena, tai jau yra kaip yra, nufilmavom, ką turėjom. Tai su jumis buvo Kavasepas Komanda, šeima, bendradarbiai. bendradarbiai, ta technologija šiandien neatbėgo, nes sunku judėti su Su ryšio priemonė. satelitu. Satelitu, tai. Taip, tai va, su jumis buvo Kavasepas šeima ir iki kitų kartų. Neliūdim.